Sveiki visi, čia aš, Labasakės Mina, ir aš jums šiandien parodysiu, kaip pasigaminti gražią dėžutę. Ir aš jums norėčiau kai ką pasakyti, bet jums turbūt tai bus nesvarbu. Matot, čia yra langas paprastas. Ir kita serija, kaip darysiu, ką nors pasidaryti, man padarys remontus, nes aš visada dabar darysiu video tol, kol baigsis remontai virtuvėje. O kai baigsis remontai, aš darysiu savo kambarį naujame ir padarysiu sieną, Labasakės Mina. Tai gerai, ko mums reikės? Mums reikės štai tokios dėžutės nuo blizgučių, ten galim susidėti. Nu, tai parodysiu nuo ko. Ko čia yra? Čia, pavyzdžiui, kaip gali užsidėti, kaip nusidažai nagus ir gali tos rutuliukus susidėti. Štai ta dėžutė yra nuo to. Ir man atrodo, kad nuo šunų ten, kur gali užsirišti, kur galima šuniukai plaukus surišti, yra irgi tokia dėžutė, gal panaši. Tai gerai, toliau, ko mums reikės, tai dėžutės. Karoliukų. Ir, jūs auskariukus ar ko nors, kad galėtumėte įsidėti tą dėžutę. Ir moment klijų. Kodėl? Gerai, pradedam. Tai pirma, ir atsiprašau už tos kažkokius garsas, ten ką tik mašina pravažiavo. Tai gerai, dabar užsidėkite kokius norit karoliukus, priklijuokite su moment klijais arba karštais klijais. Tai kokį čia man priklijavus. Kokį man priklijuoti. Įsirinksiu. Pagaliau sugalvojau, kaip priklijuoti. Mano skariukai tokie patys. Štai kaip suklijavau. Ir dabar į tą dėžutę sudėsiu savo auskariukus. Štai. Čia bus visada mano auskariukai. Štai. Aš jums šiandien parodžiau variantą, kaip galite pasidaryti dėžutę labai lengvai, tiesiog papuošti. Jūs turbūt galvojat, kad aš durna, trenkta ir taip toliau. Bet aš tokia nesu. Tai iki.